meilės sakramente. Žiūrėkite į mane, čia aš esu pažeidžiamas, išstatytas, paslėptas, visiškai jums atiduotas. Eucharistija – mano meilės išradimas ir niekas jos nepralenks visuose mano darbuose. Eucharistija daugiau už pačią kūriniją. Ji mano atpirkimo darbo vainikas šiame pasaulyje, o būsimajame iš anksto nujaučiamas ženklas šlovės, kurią paruošiau tiems, kas mane myli. Jeigu sielos suprastų, kokie meilės lobiai laisvai duodami tiems, kas ateina pas mane meilės sakramente. Mano bažnyčios būtų diena naktį pilnos, nepajėgtų sutalpinti minių, kurios būtų į jas patrauktos. Bet piktasis sumanė gudrų sąmokslą, uždengė mano esaties slėpinį tamsiu nepaisymo, nepagarbos, užmaršumo ir netikėjimo šydu. Jis užtemdė mano tikrojo buvimo slėpinį ir mano tikintieji, pradedant kunigais, pasitraukė nuo manęs. Vienas po kito, kaip tada, kai pirmą kartą atvirai prakalbau apie save, kaip apie gyvąją duoną, kuri nužengė iš dangaus, kad duotų pasauliui gyvybę.